Už mūsų blogiausiai Lietuvoje įvertintas restoranas. Ir čia ne mūsų nuomonė, čia ir Google lankytojų atsiliepimai. Ir šiame video apžvelgsime ne tik jį, bet ir daugybę kitų Lietuvos restoranų. Grinais tik tai. Grinais? Arba pavedimuką. Kuriuo skambinate, nenaudojamas. Skambinkite į informaciją. Šaltibarščių turit? Ne. Oi. A, juokingai buvo. Bet pradėsim nuo šito restorano, kuris yra Raudoniai. Ir vadinas, žinai kaip vadinas? UAB Andrei. Kur varom? Nuvarom į UAB Andrei. Aš manau, jis turi kažkokį sutrumpinimą. Andriukų restoranas. Andrei. Varom pas Andriui. Normaliai. Nu jo, dabar reikės pasklaus, kaip vadina. Bet restoranas turi labai nemažai blogų atsiliepimų. Bendras vidurkis dabar yra 2,9. Ir čia iš visų restoranų. Ne pizzerijų, Ne kebabinių. tik vien restoranai. Bet paskaitykim, ką žmonės kalba. Egidijus, vieną žvaigždutę įvertino, sako. Brolis grįžo po pietų šitam restorane. Niekur kitur tą dieną nevalgė. Kol kas viskas gerai, ne? Tai prividuriavo ir pravėmė visą naktį. Jei norit maisto apsinuodėjimų, tai užsakėt. Skamba viliojančiai. Nu va, man apsinuodyti yra praviduriuoti. Pavyzdžiui, Ieva, daug gražiau viskas sako. Siaubingas maistas ir aptarnavimas. Praeitais metais blogai iškepusio kugelio valgėme, o šiandien sūrios sriubos ir po sūriais bulvių prieskoniais paslėptų bulvių free. Na, jeigu tu praeitais metais neskaniai valgai, kodėl tu grįžti? Tai viskas nebevaryk. Nu žiūrėk, Ieva vards. Ieva, nu. Jeigu tu dabar nueini į atrakcioną, tave ten išmeta iš atrakciono, nu tu nebeis, tu nebenorės daugiau iškristi iš atrakciono. O tu dar nedavai šansą. Tada turim iš mane liečia įvertinimą. Viena žvaigždutės. Cepelinė buvo rastas kušys. Parodyk, meluoji. Nu tai kam, rado kušį cepelinį. Kreiptasi į kavinės administraciją, telo išgyventi pasiuntimą nahui. Vot. Nu sunku pripažinti ir kad idėjai tą kušį toks, nu nebepripažinsi. Nu bet kaip įvertinu, kad ten tikrai kušys, o ne, pavyzdžiui, barzdos plaukas. Andrėjui nepatiko. Pukšt. Ateina didelis sąskaita, nedaug pinigų susimokėti, nenori ką darai, čiukšt išsitrauki, pabarstai prie skoniukų ir tada sakai, po aš radau kušį vidui. O ką sakė Jana? Tokio lygio patiekalų dar nesu mačiusi. Siaubas. Maistas šildomas mikrobangų krosnelėje. Šiaip dėl mikrobangų krosnelės mačiau labai daug komentarų, kad girdėjo, kaip per atidarytą langą pipsėjo mikrobangė, kad labai daug pašildytų maistą. Tai šitą įsiaiškinsim ir toliau tęsia. Neaišku, kada pagamintis. Net iš tolo nepanašu į nuotraukas meniu, beveik nieko nevalgėme, nes patiekalo vidus visiškai šaltas. Kaip pasakėm savininkui, tai Andrėjui pasimetė. O, Andrėjai. Aišku, susimokėti vis tiek reikėjo, bet nuolaidą įsikovojom. O! Nėra tai blogai. Andrėjus geras žmogus pasirodo. Ir dar tarp visų blogų komentarų Andrėjus niekada niekur nėra atsakęs, bet vienas komentaras jį supykdė. Kur Egidijus parašė, kad brolis grįžo, tai Andrėjus supyks. Jūsų brolis kažką sumaišė, nes mes date nedirbom. Gal Raudonį irgi žmonės taip kalba. Ką mums reikia svarbiausiai įsiaiškinti čia toj kaviniai? Ar yra kušys, ar mums reikia cepelinus valgyti? Kurios pagrindinis patiekalus reikia valgyti? Iš tų visų atsiliepimų yra nevalgykit cepelinų, nes apsivemsit. Ir kušys. Ir kušys. Nevalgykit kugelį, nes, nu, ten ne kugelis. Dar trečias dalykas, tai šašlykai. Šašlykai ir ten, nu, kažkas. Nu, bet žodžiu, čia 3 patiekalai vedantis į tualetą, vėmimą, apsinuodimą ir mirtį. Labą dieną. Čia laukia galim prisėsti? Jo. Pasakysiu, kas yra. Yra vienos vištiena kepsniukai, kiauliena kepsniai, surbitė, vištiena, barščių surbitė, paskui dar yra koldūna naminė. O cepelinų? Cepelinų nebus šiandien. O šašlykų irgi neturi? Tai verdam koldoniukus. Aha. Koldoniukus, 2 rūšių sriubytę O šašlykai irgi ne? ir kepsniukai kiaulienos. Aha. Matėm, kad cepelina geri. Nu, jeigu lauksit ten 1,5 valandos. Ne, viskas tvarkoje. Vištienos kepsnį ir dar kažką. Kiauliena vištiena dabar mes sakėm, mes turime. Pasakysiu, kas yra. Yra vienos vištiena kepsniukai, kiaulienos yra koldūnai naminė vienos. Aha. Čia vietų cepelinų, gali koldūnai naminė. Koldūnų naminių. Mes patys darom. Gerai. Toj, tais kolega, manau, kad jį paragausim tų ir tų. Koldūnų. Giros turit gal? Poroj gyros. O pilsomas? Oi, fantastiškai tada. Gyros nori. Jo, 2. Koldūnai pasakytų 100%. 100% skanus koldūnai? Tai naminiai jūsų gaminti, jūsų rankytėm. Taip. Neišmaksims nieko? Ne. Nu gerai, mes to norim. O čia kas čia? Lašinukų. Lašinukų. Dabar nori daug paragauti. Nu jo, paragaukim. Patys darot lašinukus, tai viską patys darot? Taip.
Nu ką, Kuo mažiau kušių. už mūsų kelionės pradžią. Gira kol kas 10 iš 10 pilstoma. Jokių kušių nematau. Gardžioji, vis tvarkinga. Bendravimas malonus, man atrodė. Labai. Šiaip atrodo grėsmingai savininkas toks, kur žiūri, nubliam, gali būti, kad užmės Izabėlis kažkur. Be priežasties. Jo, bet bendrauja maloniai. Pasisiūlo, pasako, kas geriausia. Kas liūdna, kad, nu, vat maistas tai labai mažas pasirinkimas buvo. Gal vėlai esam. Sak savaitgalį. Savaitgalį atvaryk, bus visko. Na, aš biškai suprantu, nes savaitgalį tik tais dirba ta pilis, tai tada pasirūpin maistą. Į tualetą leido, lengviausiai nueit, nors ant durų rašo VC 1 eurą. Aš dar mačiau tarp blogų atsiliepimų, kad net lankytojui reikia mokėti eurą. O čia nereikėjo mokėti. Mes dar nebuvom nusipirkę nieko. O, ačiū. Ačiū labai. Paragauti, lašinukų davė. Čia kol kas geriausias experience. Aš kol kas džiaugiuosi, kad paragauti, bet jeigu matys sąskaitai paragavimą, 5 eurai. Viskas vertinsis nuo sąskaitos. Žiauriai gerai. Kur būna ateini į kavinę, tau duoda batonų ten kažkokį kitokį pavalgyti. Riešutukų. Atneškit lašinių. Čia ir geriausias dalykas. Da, jeigu būčiau pasiimęs salučiaus, o negeros, nu čia būtų fantastika. Labai norėjom cepelinų, sakė neturi, bet sakė, jeigu nori laukti 1,5 valandos padarys. Tai nežinau, čia buvo toks blefs, kad tikrai nenorėsim, ar būtų darę. Geri lašiniai. Kaip jis pardavinėja tas lašinis? Kokia ta kaina yra? 15 eurų kilogramas. Čia jie rūkyti skaitosi, ne? Jūs pats savininkas, ar ne, esat? Tai jūs kavinė ir vadinasi O bendrai? Abu esam užsisakę naminių koldūnų, kurie savo rankom daro. Ir mūsų pagrindinis dabar tikslas išsiaiškinti, ar galima rasti kūšį. Maiste. Kūšį koldūnuose, maiste. Mes pasiėmėm koldūnų išsiaiškinti tikrai ar naminiai, nes yra komentarų, atsiliepimų, kad netiki, kad čia naminiai yra, čia yra pirkti iš parduotuvės, perkepę, pašildyti mikrobangiai. Žodžiu, viens prašiausias maistų ir koldūnai. Viktorija, labai nemalonus bendravimas. Žiauriai gaila, nes vieta graži, maistas irgi kaip ir neblogas, gaila iš ties. Nemalonus bendravimas. Viktorija. Alio, tu matei, kas čia buvo gatvė? O jūs iš kur esat šiaip? Aš? Jo. Original aš esu Rumunijos. Rumunas? A, geras. Atėjo žmogus, papasakoja viską, kaip vyksta viskas. Su kitais žmonėm irgi matėm, papasakoja apie šventę, kurią vyks, viską ten. Ir tiek savininkas, tiek kitas darbuotojas, nežinau. Visi, nu fantastiškai. Aš nežinau, čia, žinai, gal čia ir toks biški dalykas, kaip šauks taip atsilieps. Nu. Bus toks, kad biški iš to mandrumo išėjo iš krašto. Ačiū. Ačiū labai. Gerai, prasideda analizė. Mes gavom maistą, kaip tau, kaip ekspertui. Dabiškai ieškau grina vien dalyk. Aš nesakys garsiai, bet tas dalykas vadins kušys. Kol kas kušių nėra. Nu, bet žinai, čia. Reik valgyti. Bet vizualas atrodo, nu, liuks. Pirmam koldūnį, žinok, nėra kušio. Keista. Aš galvoju, kad, nu, taip ir rasim dabar. Naminė atrodo. Ir negirdėjau, kad pipsėt mikrobangį, nors langs pripatirčia. Nu, aš tik nesu saugūnų fanatiks, o anu yra ir ant viršaus, ir viduj, bet čia jau man problemus, kad nemėgstu. Čia ir geras maistas, aš gal pasakyti. Gerą mėsytę. Dar vienas dalykas, pažiūrėk, kokioje aplinkoje mes valgom, kur tu gausi tokį vaizdą. Čia yra ramybės oazė, plus vaizdai, plus muzika, plus atmosfera, gera nuotaika, geras vibes. Žinok, aš neduosiu 2,9 tam. Nėra kušių pridėti. Nu, darasim. Aš tik, žinok, nedėjau. Rašysim tam, kas parašė, kad apgava. Dabar, kai jau įpusėjom, baiginėjom maistą, ne? Paitau, kad ribų. Yra biški, nu, bet čia, man atrodo, nu... Spirgučių vyrai pridėti. Nu, čia kilograms mėsos vienam koldūnį. Eik, tu savo kokį mėsą, wow. Daugiau mėsos, bet nepatiko. Nu ką, susimokam? Klausim, susimokam dabar, nes kol kas grinų neturim. O žinom, kad negali. Čia gali būti problemų, žinok. Tai intriga dabar išlieka. O čia kortelę gali skaityti? Grinais tik tai. Grinais? Arba pavedimuką. Aha. Tai reikės pavadimų tada, nes mes grinų neturim. Pavedimuką galėsit. Skaniai pavalgyti Jo. Puiku. Gerai, ačiū. Dar reikia žinot, kiek pravesti. 22. A, gerai. 2 koldūnai, 2 gyros. Jeigu atskirai taip. Kartu viską. Pervedžiam? Neįkrito da. Krita? Gerai, ačiū jums labai. Ačiū. Visą.
Oi, pilnais pilvais jau apsidirbę esam. Pirma lokacija, OB Andrei. 22 eurai 2 žmonėm. Tai mes pavalgėm koldūnų ir atsigėrėm gadžios giros. Jo, ir nemokamai gavom lašinukų, sudonyti ir svoguniukų. Kažkas rašė, kad kosminis kainas. Tai koldūnai ne, bet vat, aš nežinau, kodėl girai kainavo. Brangiau. Pitak kažkur. Tai kalbant apie aptarnavimą. Aptarnavimas buvo, manau, vienas aukščiausios kokybės toks. Ta prasme, nebuvo niekaip negražiai su mumis bendraujama, buvo patariama, buvo prieinam pakalbėti, paklausti, kaip sekas, ar viskas patinka, ar skanu, tai aš čia duočiau pliusą už tai. Su pačiu pono OAB Andrei pašnekėjom. Come on, jūs galite pasigirti dalyką. Žmogus iš Rumunijos atvažiavęs dėl žmonos, rado žmoną, gal kartu dirba. Mielai pabendravom, fainiai, draugiškai. Kas yra iš dar aptarnavimo pusės, tai su atsiskaitims. Tikrai vienas keistesnių, už ką neduočiau gal aukštą balą, tai gali arba grinais, arba pavedimu. Ne pavedimu, pavedimuku. Pavedimuką. Tai vakais mes grinų neturim, jau galvojam, ką dabar darysim, kaip aiškinsimės. Tiesiog davė lapelį, aš turėjau nurašyti visą bank sąskaitą, visą tą ir nedavė jokių sąskaitų, kiek ten kainauskų, tai dar reikia žinot, kiek pravesti. 22. Dar turėjau rašyti už dovaną. Ne, mokėjim paskirtis nesaik toks parašiau, koldūnai. Dėl VC. Nu, mes dar nebuvom nieko mokėjų, jokių pinigų, neužsisakė, galbūt būtume apgavę, kad norim valgyti. Nuėjom į tualetą, 2 tualetai, 2 žmonės, padarėm, ką norėjom. Mitą sugriauti. Nu ir kalbant apie jau tą patį grandiozinį dalyką, maistą, tai valgiam naminius koldūnus. Nebuvau ten kažkas fantastik iš tikrųjų. Dabar jau, kai daugiau suvalgiau žodžiu, tai buvo labai skanu. Tada jau pradėjau toks biški. Na, jo, pradžiai skanu, nes labai valgyti norėjom. Tai tas prisidėjo, o paskui jau sakiau, kasneliu toks, nenorėčiau. Bet čia manau dėl spirgučių ir paskleidžia tą riebalą, tai biški gal šiek tiek ant galo jau per riebų buvo. Bet kušio neradom, ne ta pamaina buvo. Kušių. Ne kušių pamaina. Įvertinimus. Tai kadangi daug sugriovė mitų, kai kurie pasiteisino, nes rašė, kad negali kortelę skaityti, tai tas pasiteisino. Bet sako, tu tik grinais. Nu ne, pavedimukas yra. Mano vertinimas yra 4,2. Aš duodu, nesismulkinu, 4,0. Nu ir gaunas 4,1, kuris yra daug geriau negu 2,9. prieš miegą, jau žinosim tiksliai. Ar viskas gražiai susivirškins, ar vis dėlto... Nes man pasakoja vienas draugas, kano brolis grįžo. Nuėjo į kavinį, daugiau niekur nebuvo, į dabar vidurion, vėm. Ir anam čia buvo bloga žiaurė. Esam prie Krido bistro. Ir dabar yra po 11:03. Tai mes esam visą rytą nieko nevalgę vien dėl to, kad išlauktumėm 11 valandos ir įsitikinti, ar tikrai liksim vis dar alkani, ar visgi papusryčiausim. O kodėl tokį laiku mes esam čia? Jo, mes radom tokį įvertinimą 1 žvaigždutės. 11 valandą jau nieko nebeturi, aptarnavimas tragiškas, padavėja gyvenimu nepatenkinta, išsilieja ant klientų. Tai žmonės sako, kad 11 valandą atėjus nieko nebėra. Parduotuvė šiaip kavinė dirba iki 8 valandos vakar. Tai ką jie veikia tada? Bet čia yra daugiau blogų įvertinimų, žinokit. Pavyzdžiui, Edita sako, šiandien apsilankiau bistro kavinėje, pasėmiau vištienos maltinį be jokių priedų, kompotų, meniu kaina 7,50, kasininkė įmuš 9 eurus. Kodėl? Nu tikrai, kodėl? Mes bandysim atsakyti, kodėl. Arba paneigsim, kad galbūt taip nebuvo ir ji buvo nusipirkusi vis dėlto kompotų už 2 eurus ir ji nepastebėjo. Nu, aš sakysiu tą vištienos maltinį, žinok, vardant to. Bet be kompotų. Tai jokių priedų. Tu priedus galėsi sakyti. Koks geras dalykas tai kaviniai, kad aš labai noriu valgyti ir man atrodo, kad tas maistas gali man patikti, žinau, kad ir nebus aukščiausias prabas. Tada Lukas sako, bufetavo iš sovietmečio, stumdo nevalgomą skonio maistą, restoraniniam kainam, tarp miegančių ant stalų girtų bomžų, klaiki vieta. Bomžų dar reikės dabar saugoti. Vienintelis bomžų gali būti aš ten. Kol kas dar nemačiau, kad gali būti čia benamių kažkokių. Ernestas sako, padavėjus nemandagios šaukia ant klientų. Maistas šlykštus, 13 šauktukų. Tai kas čia šaukia Tai dabar? Ernestas, ar tik tais tu nešaukiai pirmą ir tada ant tave šaukiai, nes žiauriai dabar šaukiai kažkodėl. Turim išsiaiškinti, ar po 11 valandos dar duoda maistą, Taip. ar miega bomžai ant stalų, ar įmuša nesąmoningas kainas. Pridedat po 2 eurus ir ar padavėja šaukia ant klientų. Nu, aš žinau, excited, esu pasiruošęs. Einam Man visai. čia atrodo, kad visai įdomu bus. Einam visai aiškinti. Gerai, pirmas žingsnis, įsiaiškinam, ar miega bomžai prie stalų. Kol kas atrodo visai normaliai. Pažiūrėkit, kokia vieta. Ai, miega. Miega, gerai sako. Kas yra? Nedai, tu. Aš vienintelis bomžas šias. Nu, su tokia aprangta jo.
Kaip įvedėm, kur mes važiuojam į stoties rajoną. Ir aš galvoju, nu okei, aš nenoriu būti pastebėtas, tai turi infiltruotis. Davai esu kaip durnėlis apsirengti tiesiog. Čia ne vien žmogaus taip nėra apsirengti. Sakiau, kad nereikia. Vištienos maltinis 7 pam. 7 pam vis dar va. Vis dar tą patį kainą. Sveiki, vištienos maltinį norėčiau. Be jokių priedų, be kompotų, tiesiog. Ryžiai. Ačiū. Oi, kaip skaniai atrodo. Oho. Jau čia įtampa tokia dabar. Turi 7 pam kainuoti. Vienas be jokių priedų tikrai. Sveiki. Sveiki. Vištienos maltinis. Ką dar norėsi? Nieko, visiškai jokių priedų, jokių kompotų. Kodėl? Jokių ATC. Nieko. Nereikia. Nereikia nieko visiškai. 7,50, ne, kortelė. Tikrai 7,50? Oho, 7,50. Nu, ačiū labai jums tada. O, tai imk. Kon? O čia viską turit, ar ne, kas yra meniu? Viską. Pietus kompleksas jau prasidėjo nuo 11. Tai dabar, nuo 11 prasideda? Tai dar po 11 ir viską turi dar. Nu geras, nes mūsų apgavo. Mes skaitėm komentarus, kad 11 val. Tai pas jūs ir nieko nebeturit. Tai apgavo. Tai turim, prašom. Tik vakare, kai tikrai nieko neturi. Ai, gal 11 val. Naktį atėjo. Nu tai faktas, kai jo nieko. Nu, paragaukim, ukrainietiškų barščių ir kompotų. Ta prasme, barščių ir kompoto valandėlių nedėt? Nu dabar kol kas ne. Imkit labai skanu. Geri? Geri valandėliai? Gerai, įkalbėjot. Kalbėjai? Kompleksas 7. Imam kompleksą. Tai jo, kausriu. Jo. Man dar kas keista, kad nereikia ant manęs. Va. Gražiai bendraujat. O kas pasakė? Aš prisiklausiau, kad reikia. Ateina žmonės. Jums pasakė, kad... Jo, sako reikia. Ai, Irgi apgavo mane. nu, vat matot, kaip būna. Ačiū. Ačiū labai. Nu, kaip tau patirtis? Nu, aš nežinau. Visus atsiliepimus iš Google reviews paneigėm. Labai fainas buvo, ne? Žiūrėjau, aš nesu dar tai bendravim girdėjęs. Atrodo, kad žinojai. Gal, žinai ką, skait komentarus ir tada, aha, gerai, tą išmetam, to nebedarom. Gerai, vištienos maltinis, ne? Sakė žmonės 7 pam, imuš 9 eurus. Aiškiai, pasakyta. Va. 7 pam. Kiek rašot, tiek ir mokyti, nežinau. Nu, man atrodo, kad bus kompotų pasiemas vieną jau. Aiškiai ten norėjai siūlyti. Arba ATC kažkokį pasiekti. Vizualiai atrodo nuostabiai. Pardavėjas nešu, nei vieną. Net gražios dienos palinkėjau, man atrodo. Prašau skanaus. Ačiū jums labai. Geros dienos. Čia nežinau, kol kas aš esu įsimylėjęs šią vietą. Po 11. Tai kas čia yra? Kas čia yra? Sak, niek neturi 11 valandų. Nu tai irgi biškis susitvarkykit, faktus susidėliokit. Kažkas meluoja. Jie, kaip supratom, nemeluoja. Tai kas belieka dabar, kam čia meluoti? Kaip? Gerai, toj biški užkandam ir galėsim. Gerai? Gerai, tik biški dar patys. 2 dienas nevalgai. Dėkui. Zdrastut. Tada jau galėtumėm 3 ragauti. Vienas dalykas yra, kad ir vadinamųjų. Bet nemijo, gražiai paprašyti. Gražiai paprašyti, prasme. Nepaprašyti ten 2 eurų, kad nusipiri kažką grinai. Ragaujam, tada vištienos maltinį. Kvapas. Vištienos maltinį kvap, žinokit. Maltinis tai fantastiškas iš tikrųjų. Ryžiai gal čiut be skonio, biškai gal reikėtų druskyti užsidėti. Bet čia jau vyrių išlepimo požymiai, čia jau nėra normalu. Vienas dalykas, mes atsinešėm maistą ir suradom vieną draugą. Ir aš galvoju, kad aš noriu atsivesti vieną svečią į mūsų stalą. Aš noriu, kad įvertintų maistą tikras kritikas. Mes vertinam maistą. Jo, mes vertinam maistą. Tai reikėtų, kad ir jūs... Jo, tai reikėtų, kad ir jūs įvertintumėt, ar gera kokybė. Jo, jūs gal biškai geriau nusimanot negu mes. Baršiai, pavyzdžiui, kiek balų baršiams? Geri baršiai? Iš 10 kiek? Kokie 8? 8. Geri baršiai. Nu, o žmonės čia rašė, kad čia blogai. Nu, kažlikštas maistas. Nieko panašaus, aš irgi. Bet kompotas, vau, paragau kompotas. Blogeris, jo. Ai, biški, mes tiesiog keliavom po Lietuvą, iš Telšių atvažiavom. Po Lietuvą? Jo, aplankinėjom. Ieškom geriausių restoranų Lietuvoje. Ai, restoranus, tipo, kur... Jo. Nu, įvertinkit dar balandėlį, paliksime jums valgyti. Yra tokie restoranas, Flamingo. Valgo ten? Tam šašlikinė, tam žvėrynų. O tai valgėt jūs ten? Jo, tam va. Bet ten kaina laiko jaučiau, kaina jau brangesnė. Ne, nebrangis. Ne? Nu, tam va. Nu, balandėlis kaip? Balandėlis ką sako? Geras? Kiek dešimtbaliai? Kokį 9. Normaliai. Dar vieną kavinį. O čia yra čiburitinė. Va. Aha. Tam
Jokie pautai. Tai jūs maisto kritikas esat. Jūs žinot, kur maistas. Jums reikia pasimti su mumis kartu važiuoti reitinguoti maistą. Nu, tai kaip? Važiuoju, pasakysiu. Dar vieną. Burikinė. Va. Cepelinas. Palaukit. Čia burikiniai, cepelinas. Į cepeliną. Nu tai čia viršūnė yra. Nu, va, blempa. Ne, vis gerai. Aš tiku. žinok. Ne, tik. Aš pilna tiku. Mes dabar į Kauną važiuosim kitą. Gerai. Skanaus. Iki. Aš privalgiau visai. Na, aš biški nepavalgiau. Gal netgi neparagavau. Bet gerą darbą padarai. Man svarbu, kad įvertinimas įvyko. Ar aš įvertins, ar kitas žmogus, kuris geriau nusimano už maistą, tai man dar geriau. Mes nepavalgyti, surinkom čia iš Nu, gerai, aš biški norėjau valgyti. Ne, nu baig, nedėjai. Žmogus sako, kur pavalgys skaniausiai ir dabar laimingas ir. Krido Bistro. 3,2 įvertinimas, Google Reviews, labai daug vienetų įvertinimų. Kiek tu duotum balų? Man sunku vertinti, kai aš neragau maistą. Bet tai grinai už atmosferą, nes ten pagrindiniai komentarai blogi buvo apie aptarnavimą, apgavystės. Visi komentarai, kurie buvo susiję ne su maistu, yra paneigti, nei vien dalyk nebuvo. Viskas tik buvo gerai. Tai aš duočiau 4,5, pusę balų nuėjom vien dėl to, kad maistą negavau paragauti. Ir ką benamis buvo. Ne, vienamis tai tegu būna. Čia jo rajonas. Man maistas, aš vienintelį gal prisikabinčiau prie ryžių. Ne mano tema buvo, bet maltinis buvo fantastiškas iš tikrųjų. Nu koks sakyt, imk maltinį vištienos, ne? Toks paragauji. Nu jo, vištienos maltinis. Kaina 7,50, tiek kiek rašė tiek buvo. Aišku, gail, kad nežinau, kad dienos pietų ir tik nedui pasakė, kad ir toks. Tai biškai prašovė ant to pinigų sumą. Ir sakyt, kad pardavėjo šaukė, nu jau turi žiauriai išprovokuoti turbūt. Tokio malonumo žmonės. Iš virtuvės moterį šaukė. Balandėlį žiauriai geri ir pati dariau. Imkit labai skanu. Ta žmogus su daug šauktukų užsakė. Maistas šlykštus. Na tai su tokiu tonu tu toli nenuvažiuosi. Jo, biškai pasitvarkyk tonelę. Ir aš duodu 4,5 irgi, žinok, su maistu paragavim. Tu visiškai geriausi kavinį Vilniui. Ne, aš ir kur 5 duočiau. Gerai, aš biškai prašau jūsų aprangą, aš noriu persirengti ir tada judam į kitą vietą. Ne, manau, kad gauni likti. Ne, nu čia viršūnė. Aš čia daugiau atitrauk dėmesį, negu aš galvojau, kad ne, aš čia būsiu tarp savų, bet čia tiesiog. Biškai nežinai, čia Vilnius ir čia pasikeiti. Ir... Persirengti, tai jau susitiksim. O tai aš jau važiuoju link? Jo, pasileisk. Nu, geras maistas. Normaliai. Kur buvo? Mes įstoti. Хотите чебуречку покажу? Čeburėškų. Ne, jau privalgiam. Tai gerai, jeigu kas dar susitiksim, Saša. Gerai, ačiū jums. Iki. Kauną. Atvykom į Kauną, į Skonių tvirtovę. Ir čia įvertinta yra 2,9. Vienas toks prastesnių jau Lietuvoje įvertinimų. Kas įdomiausia, kad įvertinimų buvo įvairių, bet pagrindinis įvertinimas vienet. Kodėl yra, kad žmonėms liepia prasipūsti. O, Pavyzdžiui, Valdas sako, maistas neblogas, lietiniai tai tikrai šaldyti buvo, labai nemandagus personalas, buvo pasiūlyti prasipūsti. Kas ir su prasipūtim? Iššaujant vieno laus, sako, nori prasipūsti. Nu tai okei. man rods, kad ne, žinau. Nes čia ne vien šitas komentaras. Yra daugiau apie prasipūtimą. Nes tada rašo Augustinas. Atvykus į kavinę buvom pasitikti labai nepatenkintos ir nemalonios tetos. Ji mūsų paklausė, ar norime prasipūsti ir išėjo. Ateini, iškart klausimas, ar nori prasipūsti. Aha. Gal čia klubas yra toks, ateini prasipūti, jeigu dar neturi promilių, tavo vakars, jeigu turi daugiau promilių, nu jau esu ir nebe tavo vakars. Ir tada Augustinas pratęs. Lauke pateikė, kad ji ne mūsų mama ir nesterlios su mumis. Taip ir nesupratome, ar kabutis, kavinė, nedirbo, ar tiesiog mes buvome nepageidaujami. Ne tik prasipūst gauni, bet dar ir, aš ne tavo mam žinau, tu čia nedaryk nesąmonių cirkų. Nori valga, nenori nevalga, eik į kitą. Tada tits for NXTC. Atėjome skaniai pavalgyti, atsinešėm 5 litrų butelį to. Kodėl tu atsinešė 5 litrų butelį? Čia jau tavo klaida ir jo čitai. Ateina, sako, jum viskas gerai, ką jūs čia veikėt? Prasipūst nenorit? Nu, atsiprašau, bet kad tu 5 litrus atsineši kažko. Net neaišku. Kad ko atsineši 5 litrus ir per daug. Ne viskas ir su prasipūtimu. Pavyzdžiui, Mindaugas irgi vieną žvaigždutę vertinę, sako, dviese su kolega pietavom pas jūs, abu apsinuodijom. Nu va, galvoju, pasiėmiau aš irgi kolegą. Einam, mes irgi dviesi paragauti. Kas blogiausias gali būti? 5% arba apsinuodys, arba 100. Tai gerai, einam, apsinuodyti. Aš šiaip prasipūst nežinau, ar norėčiau. Aš tai prasipūščiau, visai vis tik vairuoju. Nu jo, mums dar reikia kitur važiuoti. Ką rašo?
Ką rašo? Kavinė nedirba rašo. Ai, tu savo, okei. Nu kas ir, kodėl negalėjom vien skambutį padaryti, išvažiuojant iš Vilniaus, vienintelį skambutį. Kas įdomiausias būtų toks, reikės pasiskambinti visiems, kad tiksliai dirba, nes mažiai vertinimai, tai gali būti, kad nedirba. Jo, pasiskambinsim, nepasiskaminom. Šiaip vienas buvo blogs vertinimas, kad nedirba. Tas patvirtint. Kaip mums dabar vertinti? Gaidys. Aiškiai raš Google atidaryta. Žiūrėk, aš paskambinu ir tada įsiaiškinam. Gal šį minutės pertraukėlį grįžti jau pats. Čia jau visam matau aš. Kuriuo skambinate, nenaudojamas. Skambinkite į informaciją. Tai užsidarė ir išjungi numerį dar. Ne, tokiai vertinim turint, visi palūšt, manau, anksčiau vėliau. Dedu vienetą vertinim. Man čia buvo kol kas blogiausias patirtis yra iš visų. Aš valgyt noriu, ne? Aš važiavau toliausiai. Kurą naudojau, kuras dabar kiek kainuoja, jo apšikmat. Ir aš net negaunu, paragauti. Čia dar šlykštus maistas žmonės rašo. Prasipūjus rašo, apsinuodijom rašo. Aš noriu apsinuodyti, duokit man apsinuodyti. Žiūrėk, aš duodu 2 taškus. 2 žvaigždės. Ani padarė dėl mūsų susidarėm, kad mes būtumėm neapsinuodyti šiandien. Tai aš vien dėl to džiaugiuosi. Vienu mitą sugriovėm. Apsinuodyti neįmanom. Na ir viskas jau, 2 žvaigždėlė. 1 žvaigždėlė plus 2, vidurkis 1,5 žvaigždės. Nu paguoskit, David. Čia išgelbėt po tokį fiask tik subscribe. Tai kas nors bent vien žmogus paspaus subscribe toks, nu aš tai palaikau. Ir aš toks, nu blemba, nebereikal važiavom. Kažkas pasubscribino, kažkam vis tiek patiko. Ne, aš valgyti noriu, žinau, tas blogiausias. Mes turim rasti, kur pavalgyti šiandien. Nu, tai varam į kitą lokaciją, tad 10 km. Dabar jau iš principų nebeskambinti nieko. Pasitikėjim. Bum! Dar vienas restoranas, kuris yra vertintas labai blogai. Ir jo pavadinimas 12 kėdžių. Ir čia esam girdėję, kad ne tik paprasti žmonės lankosi, bet ir radio laidų vedėjai. Spaudos rūmus yra tokia valgykla, kuri yra vadinama šliaukinė. Nu ten baisiai taip neskanu, kad atjunginėja kūną valgant. Ne, atrodo, kad duoda vemalus, dėl to šliaukinė. Tai mūsų tikslas yra išsiaiškinti, nu kas čia yra blogai, nu negali būti blogai. Pažiūrėkit, aiškiai yra, gal ženklo ir nėra, kad čia yra restoranas ar kažkas. Nu kaip nėra, pažiūrėk, aiškiausiai rašo. Jo, aš nežinau, jums per kamerą jau čia šis nesimato, bet kavinė rašo. Bet kad 12 kėdžių čia turit jau sužinoti. Jau čia negali eiti pro šalį toks, o 12 kėdžių einam pažiūrėti. O dabar pažiūrėkim, ką sako žmonės apie šį restoraną. Pavyzdžiui, Urtė. Įvertino 1 žvaigždutę, sako, aš užsisakiau kavą latte ir man davė ekspresą su X. Stiprią kavą. Ir toje kavoje plaukėjo ne vienas, net plaukas. Žodžiu, daugiau negu vienas plaukas plaukėjo. Kiek? Nepasakė, bet daugiau negu vienas. Čia toks statimuks. Ir už tą kavą sumokėjau nemažai kaip kavai. Aha, Nu, bet jau kitkas parašyk, kiek plaukų, įdomu. Bum įdomu. Bet man čia yra svarbus tas atsiliepimas, nes aš latte negeriu, man patinka ekspresą. Taip. Aš nueisiu, užsisakysiu latte, tikėdams, kad gausiu, tą ekspresą, nes man tai taip gerai ir tai man čia tokia kaip geras patarimas, kaip nueit gauti tą juodą kavą. Nes jeigu jaučiu užsakyčiau juodą kavą, duotų man latte. Fui, čia gali būti, kad atvirkštinis ir restoranas. Tai gerai, ačiū Ieva už šitą... Urtė. Urtė? Tai ačiū Urtė už šitą heką, mes pasinaudosim tikrai jo. Ką sako Gustė? Šaltibaršėse radau Madagaskaro tarakonai. Nepatiko. Nukeist, ką patiktų tavo? Kodėl tu radai Madagaskaro tarakonus? Man čia kvepia kaip fake news. Martynas, pavyzdžiui, 1 žvaigždutę įvertino. Sako, nebuvau, bet girdėta patirtis privertė vertinti 1 žvaigždutę. Nu čia jau nesąmonės, Martynai, darai. Kas tau pasakė, ką tu įtikė, ne? O sakys, šokį šulin, tu šoks, Martynai, žulin. Tu patikėjai, kad reikia šokti? Martynai. Aš klausiu tavis! Tada ką sako įmonė? Kažkokia. Užsakėme gedulingus pietus. Gavom duoną. Supelijusi. Puodukus purvinus. Pastoviai lakstė darbuotojai ir trankė duris. Maistas prastas. 2 žvaigždutės. Kažkas patiko, reiškia. Kas patiko, nes iš viso atsiliepimų nieks nepatiko. Ir dar užsakyt gedulingus pietus, kad pilnai įvertinti. Labą dieną. Ar čia 12 kėdžių? Mes norėtumėm užsakyti gedulingus pietus šiandien, ar būtų įmanoma. Ir jeigu galite, įdėkit kuo daugiau duonų. Šiaip apie tos gedulingus pietus. Ne vis tai blogai ir nusteikti. Pavyzdžiui, Irma 5 žvaigždutėm įvertino. Sako, 2 kartus dalyvavau gedulinguose pietuose. Viskas super, maistas šviežis, labai skanus, aptarnavim šaunus. Matai, žmonės net po 2 kartus varo gedulingų pietų čia šauti. Hobi žmogaus ir dalyvauti. Tada ką sako Veronika? Baisu. Žemesnio lygo jau negali būti. Tiesiog tragedija. Aplinka. Gėda. Kaina tokia kaip London Grill. Ieškokite kitą vietą, nes kompotas kaip dažytas vanduo. Žodžiu, aš jau supratau iš kelių komentarų, kad čia ir brangu. Brangu ir neverta pinigų. Daug dalykų reikia išsiaiškinti. Aš negaliu patikėti, kiek daug blogų komentarų dar yra net internete garsų žmonės pasisakyti komentarus porą. Kartais sakydom, kad tas vyrės su bibiu sriubo maišo. Jūs dar galite parašyti komentarus, kokie jūs turėt patirtį blogiausią arba matėt, kur labai blogas vertinimas ir parašyti komentarus, o mes nuvyksim ir vertinsim. Viskas, keliaujame į Spaudos rūmų restoraną, 12 kėdžių ir įvertinti, ar taip yra blogai.
Žiauri noriu valgyti, eina, išniekins tą maistą. Kiliams, nekiliams. Čia ir neįgalys, man rods padaryti. A, tai nepatogiai būtų užvažiuoti. Žiūrėk, aš dabar su vežimėliu važiuoju į Žiaurę Statkalną. 9 laipsnių, aš nežinau, koks čia turbūt ronks užvaryt. Važiuoju, Žiaurė linguojas. Tada tiesiog turi daryti su vežimėliu. Pašokiu, opa, 3 ir nuvažiuoju toliau. Bet čia reiks susitvarkyti, žinau. Šitie buvau. Ak, tu savo. Davin žvaigždut nukrent. Sveiki. A šaltį baršį turit? Ne. Oi. A juokingai buvo? Kitą savaitę. O, čia kiek daug yra. Dienos pietų žiūrėkit. O kur yra dienos pietų? O kavos turit? Ai, gerai. Kiek kėdžių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Nu, kaž per 12 kėdžių. Agurkinė, viščiuko kulšelį kepsnį ir kavos dar norėčiau late. Duonas reikia? Jo, Duonas reikia? juoda. Kaip greitai čia. Aš kavos labiau noriu late. Viščiuko filė su apkeptu pomidoru. Sriuba. Agurkinė. Duonas reikia? Aha, paimsi. Kada? Viskas. Kompotas gratisėlis. O čia įeina? Taip. Tai tada gera. Aš kažko negavau, man rods. Gal kepsnį? Gavau vis dėlto, nes jau būtų jau 4 balą. Tai, pažiūrėjau, Julijai sako, ne? Julijai sako, gėda prisipažink, kad čia buvo užėjus. Tai neprisipažinėk, nežinau. Ir pasiėmė namins geros. Namin gera, okei. Ir šoninį susūrį. Susūrį gavau, šoninį. Gira buvo neskani. Bet čia tokia naminė, ne? Ir tokia, jau čia pripratos yra prie tos parduotuvinės. Turiu suprast, kad biški ir kartumą. Ir tada salotas prie kepsnio 3 dienų senumo. Svarbiausias dalykas yra, žmonės kalba apie pelėsį duoną, pui duonas, daug pavyzdžių duonas, ne? Kas čia yra? Nei vieno pelėsiuko nėra ant duonos. Pažiūrėkit, koks lankstums. Man svarbus dalykas buvo, užsisakė late kavą, gavo juodą kavą ir pilną plaukų. Primėtė tiesiog pribera. Ne vien, ne 2. Na, tai kas pas mane yra, kad gavau late, o ne juodą, yra liuksai kaviniai. Minusas man, nes aš negaliu gerti pieno ir galvoju, nu vis tiek gausiu juodą kavą, tai man tiks, aš skaniai išgersiu. Tai ten žmonės, kur sako, London Grill kainom čia yra, tai nemeluoja, iš tikrųjų, nu kainelis laiko biškai. Man primena, aš seniau pirkdavau iš parduotuvų Slovikėlį agurkinį sriubą ten. Ir lygiai toks pats skonis, aš nežinau, gal tu negali geriau padaryti, jau čia yra maksimum. Koks sriubėlė. Mano yra vištienos kulšelių kepsnys. Vidus bal, man patinka. Čia jau pakelia reitingą. Normaliai. Normaliai? Kas yra, kad tas filmavimas vis biškai užtrunka laiko, tai biškai atšala jau. Bet salotas svarbiausias dalykas. Salotas 3 metų senumo, 3 dienų senumo, a yra nėra. Mūsų tikslas salotas. Vertinti kiek dienų senumo. Gerai. Čin. Pas prosenėlis apnuvažiavau. Ir ten biškai man tas namas vidui turi tokį grybą. Paskui. 3 nėra dienų. Nežinau, ar nuo senas, ar nesens, man tiesiog gal ne mano skonio, kažkoks puskončių ir keistas. Morkus man labai patinka šiaip, tai aš morkų specialistas. O, su česnaku? Pas morkų vad nėra to paskonį. Morkus ir geras. Ir matos, kad be jokių priemaišų, tiesiog jis sutarkuotas morkus. Vau, pažiūrėk, koks filė vidus. Fileninis vidus. Nu jo, kepsnys. Kiets toks kepsnys, bet nu, okei, man yra. Pomidoras toks neturėtum būti čia. Pomidoras šis neturėtų būti niekur gyvenime. Man labiausiai nervina, kad čia daugiau kėdžių negu 12. Jeigu tu taip pavadinim dedi, turi autentiką išlaikyti. Nepamiršk, kad nusinešti, kai išeinat maistą. Čia dar neaišku. Mes nusinešėm, nežinau, nereikia, manau, kad reikia. Kavytę, vat, neišgeria žmogus. Pasirodo, negeria tokios kavos. A jis juodą prašė. O, Žinok, pilns, vau, kiek privalgiau. visai neblogai. Vertinčiau, kad galim pakelti balą, tikrai. Deividas galvoja, apie sistemą. Jeigu sakai tada late ir gauni juodą, tai taip ir darys. Jis gavo late. Nes aš bijau, jeigu užsakys juodą mandos late, tai tada aš prašau jūs. Duona buvo, ui, matėt kaip linguojas, eik tu savo, jokia pelėsi. Naminė gera, nu tai come on. Skonis toks ir turi būti. Kepsnys, okei. Plaukų jokių neradom, salotas, už ką mažinčiau balą, tai už salotas, ne mano tema. Ten taip turi būti, neturi būti, bet
kad nepatiko. Poskonis ir pelėsinis, toks grybų, toks numučiutiškas kvapas, senos mučiutis poskonis, tai palikom. Turbyti super atmosfera kaip atmosfera, aš nežinau. Ant mūsų nieks nešaukė, nieks su mumis negražiai nebendravo. Maistas man kas patiko. Tuo metu, kai sakau, ką aš noriu, dar atrodo neužbaigiau sakinį, man jau duoda ir anksim valgyk. Kaina bišk didelį. Davidas sumokėjo vien dėl to, kad apsigavo 12 eurų, nes 3 eurai kava ir ją paliko. Nu tai va, vieta normaliai. Sumokėjau 12 eurų ir galvoju, kad už 12 eurų raščiau, kur pavalgyti tikrai stipriai skaniau. Tai ta vieta Google yra vertinta 3. Kiek tu dabar duotum? Dėl kėdžių. Čia yra esminis dalykas, kad ir meluojama tiesiai į akis 4,2. Aš duodu lygiai, suapvalintą, gražiai 4. Tai vidurkis 4,1. Jo. Mes dėl vieno atsiliepimo irgi važiavom specialiai čia, dėl šaltibarščių. Įsitikinti, ar nėra Madagaskaro tarakonų. Šaltibarščių nebuvo. Sakau, ar yra šaltibarščių? Nėra, what the fuck. O kada bus? Kitą savaitę. Ar aš maždaug turėjau žinoti tą informaciją, tai... Come on, biškai pasidomėk. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribinkit, palaikinkit, pahypinkit ir iki kitų kartų. Čia buvo Nešvankiai.